Aš esu Asta Juciutė, dirbu Vilniaus minties vaikų socialinės globos namuose 4 šeimynoje socialinė darbuotoja. Aš esu Danilo, treneris iš Vilniaus regbio akademija. Aš pats esu iš Italijos, dirbam čia minties vaikus namuose nuo gruodžio mėnesį. Viktoras pas mus atvyko į grupę pernai metų, pavasarį, jau greit bus metai, kaip jisai pas mus. Vaikas yra gana judrus, labai mėgsta piešti, bet kaip nesenai išaiškėjo, jam labai patinka sportuoti ir jisai lanko su malonumu regbį. Išlėkęs lauką laukia tų treniruočių, tai kad 5 valandą jos bus, o visą valandą jau jis gyvena jose. Gal todėl, kad fiziškai reikia pasigrumti su to kamuoliu, gal dar kažkas kitaip, gal vyksta kontaktas su kitų vaikų, jam patinka. Tiesiog nežinau, bet jam patinka. Kas paėdėsi, paim, mam! Šaunuolė Marija, šaunuolė Sandra! Gerai, toliau dirbam. Kas paima Karolis? Tai Viktoras, kiek aš jau pažįstu, jis tikrai šaunuolis vaikas. Pradžiai, kai jis atėjo, jis buvo taip entuziastinga, jam trūko truputėlį kai kurios ir koordinacijos elementus ir gal savim pasitikėjimą, bet dabar jau einant į mėnesį bėgį, jisai tikrai patobulėja ir padidėjo jo drąsa ir padidėjo jo technika. Ir kaip tik, kad šiandien aš buvau labai nustebęs nuo jo per treniruotę. Ir pelnė taškų, ir padėjo, šaunuolis. Bandžiau paklausti, kas jam patinka labiau, regbis ar krepšinis, tai jisai sako, rinktųsi regbį. Man labai patinka palakstyti, pabėgioti, ir pasuot labai patinka. Gerai, paimam dviese, tavo Karol. Gerai, atgal kryto, žaidžiam toliau, geras pasas. Ieškok draugas, šaunuolis Viktorai, ieškok draugą. Ne per kaklas negalima. Kryto, sekantį pagaudom. Po regbio treniruočio, kai grįžta, tai grįžta pavargęs. Kamuolį dabar! Šaunuolį Viktorai! Kovo! Pavargę, bet laimingi. Šaunuolis, ieškok draugas, ieškok pasas. Šaunuolį, ieškok pasas, Šaunuolį, gerai. Po treniruočių būna tokia terapija pas jį. Terapinis poilsis, kadangi kūnas atsipalaidavęs, jis pailsėjęs ir jis būna ramesnis. Tiesiog neduoda gal kitų minčių, kažką kitą blogą padaryti. Netgi gal taip galima pasakyti. Ridena. Judam greitai. Judam, mušam kaip boksininkai. Greitai. Žemė. Hop, šokam. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 atsispaudimo. 1, 2, 3. Visi vaikai vienodi yra. Tai aš pats esu iš kitos tautybės. Ne, tikrai nėra šitas problemas ir jisai elgisi visiškai kaip kiti vaikai. Tikrai nesakyčiau, kad jisai kitoks. Gerai, kas padeda? Šaunuolį Viktorai! Gerai, pristatyk kamuolį! Šaunuolis, ieškok draugas, Marija! Sportas yra labai gera gyvenimo mokykla. Iš vis bet koks sportas, ir ypač komandinis sportas, ir ypač regbis, mano nuomonės. Paimam, šaunuolį, pristatyk kamuolį, Marija! Labai gerai, Sandra! Autas! Ir visada klausiu, kaip sekėsi gerai. Atsakymas visada būna gerai. Ieškok draugą, šaunuolį! Autas!